Labadiena. Visi, kurie ten dar nori čia pas mus ateiti, tai eikite greitai, nes mes jau pradėsime laiku. Visų pirma, labai ačiū, kad jūs čia atėjot, kad mums su kolegėm bus malonu kalbėti su tiek daug žmonių, o ne su keletu. Bet aš žinau, kad šitame renginyje, šioje savaitėje visur būna daug žmonių. Ir tai rodo, kad mes, lietuviai ir kitų tautybių žmonės, kad ir vyresni, domimės gyvenimu ir kaip čia viskas eis į priekį. Apie tai ir kalbėsime. Šiaip vakar kalbėjau apie sveikatą, apie savigydą. Buvo daug įdomių klausimų. Ir šiandieną mes kalbėsime apie kitą labai svarbų mums visiems dalyką, apie pinigėlius, mėly ponai. Taigi, žinome, kad skaičiuoti svetimus pinigus yra lengviau, o savus ne visada. Taigi, šiandien kalbėsime apie pinigus, kurių mums visada trūksta ir truks. Citadelės bankas ir Tele2 vis tik tai sugalvojo nuostabią diskusiją, apie kurią galėsime padiskutuoti. Aš jūs pakviesiu tada, kada mes jau paskelbsime klausimų laiką, ateiti prie kamerų, kur yra mikrofonai paruošti ir nematau, kur. Per vidurį, už kameros, dabar pamačiau. Taip, kad pasikalbėkime, kaip ir jums atrodo, todėl, kad dvi ponios yra teoretikės ir didžiulės profesionalės savo dalykų, o aš esu jūs. Aš esu tas pats, kuris daug visko nežinau apie pinigus, todėl jų ir nedaug turiu. Taigi pasikalbėkime. Šita tema visiems, manau, yra labai įdomi, todėl, kad naujos technologijos truputį suveikė ir mūsų protų sujaukė. Ir mes praradę esame pinigėlių nemažas sumas ir mes esame lyg tai nesaugus, nors iš tikrųjų saugus. Nesaugumas ateina iš mūsų nežinojimo. Taip, kad šiandien pasišnekėsime. Su mumis dabar sėdi Citadelė banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Sandra Gimžauskienė ir Tele2 atstovė Asta Buitkutė. Sveiki. Ir Vytenis Pauliukaitis iš visos Lietuvos masės. Šiaip aš turėčiau sėdėti kartu su jumis, nes aš labai džiaugiuosi, kad esu pakviestas į šitą diskusiją, nes aš ir pats turiu labai daug klausimų. Taigi, kadangi daug važinėjau po Lietuvą, su projektu Prisijungusi Lietuva ir kalbėdavausi su žmonėmis įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir kaimuose, esu susirašęs čia daug visokių klausimų, kurių jie man užduodavo. Nes aš visiems sakydavau ir kviečiau eiti į bibliotekas ir mokytis to kompiuterinio raštingumo, be kurio dabar jau niekad žingsnio nežengsim. Tai 2000 metais buvo didelė problema, nes vyresnieji man sakė, mes neisim, mes neišmoksim, mums neįdomu. O aš irgi galvoju, ir man buvo neįdomu. Kaip reikėjo eiti mokytis kompiuteriu, tai privertė darbai, nes spausdintų scenarijų niekas jau nebespausdino, viskas buvo atsiunčiama kompiuteriu ir jeigu aš jo nevaldau, tai aš negalėjau dirbti. Ir ėjau mokytis ir mokėjau dar tais laikais nemažus pinigus Vilniui Žinijoj. Ir žinote ką? Išmokau. Puikiausia, mes visi galime išmokti. Mokytis iš tikrųjų yra lengva, jeigu mes norime. Ir, mėly ponai ir ponios, klausti yra negėda.
kodėl mes visi bijom paklausti. Kodėl mes rodomės, kad to, ko nežinom, lyg tai čia būtų baisus dalykas. Tai šiandien ir noriu paklausti. Pasakykite man apie tai, kaip žmonės išmoko dirbti kompiuteriais. Tai jūs gal prisėskit prie mūsų. Būtinai. Ir viską pasikalbėsim. Aš tik galvoju, mes tikrai nesam vien teoretikės, nes esam tokios pačios naudotojos. Tai tiek telefonų, tiek visų išmanių technologijų, tiek su tais pačiais saugumo iššūkiais susiduriam. Tai čia yra kiekvieno dabar iš mūsų kasdienybė, nes visos išmaniosios technologijos, visas palengvinimas, kuris turi su tuo ateiti, jisai kartu ir tokių iššūkių atneša mums. Nes tai, kas iki šiol vyko gyvenime, visokių žmonių yra, žinom, taip, ir gerų, ir blogų, vieni nori mus apgauti, kažką iš mūsų išvilioti, kažką parduoti, ko mums nereikia. Tai visa tai, mano nuomonė, dabar tiesiog persikėlė į internetą. Tai neatsirado kartu su internetu, o tiesiog ten atsirado kitos tos formos. Ir aišku, kad tie žmonės mus gali lengviau pasiekti per internetą. Nes taip kaip mes su bet kuo galim susisiekti, susirasti per socialinius tinklus, panaršę internete, taip ir mus gali susirasti. Todėl reikia truputėlį tiesiog žinių, kaip saugiai elgtis. Štai ir pakalbėkime dabar apie labai svarbų dalyką. Visą laiką jau skaitom, apgavo, žmogus prarado pinigus, žmogaus pinigus pasisavino, privertė žmogų atiduoti. Vis girdime ir girdime tokius nusiskundimus. Kaip jūs atrodo, kame čia problema didžioji? Tai manau, kad iš tikrųjų kartais mes skubam, mus skubina tie sukčiai. Iš tikrųjų vienas didžiausių požymių, jeigu jums skambina ir sako labai greitai reikia, arba jums rašo žinute, nei pats skambutis, nei pati žinutė iš jūsų pinigų dar neatima. Tai svarbiausia nedaryti, ko prašo tie sukčiai ir nusikaltėliai, nepasiduoti jiems. Ir žmonės, jūs visi, kurie turit jau gyvenimiškos patirties, tai čia yra geriausias ginklas prieš tos sukčius. Taip kaip jūs nesiduodat apgaunami kur nors turguje ar gatvėje, tai nesiduokit apgaunami ir per žinutes. Aišku, ten gali atrodyti, kad va kažką svarbaus atsiuntė, galbūt ta nuoroda čia mus kažkur kreipia į banką ar į kažkokį puslapį svarbu, bet reikia patikrinti pirmą. Aš dar iš bankų pusės pridėsiu, kad atsiminkit vieną paprastą praktinį patarimą. Bankai niekada neprašo jūsų prisijungimo kodų ar slaptažodžių. Čia yra dažniausia schema, kodėl įvyksta sukčiavimo atvejai, tai kažkas prisijungia, tai yra mes patys arba tie, kurie nukentėjo, padeda, atiduoda savo prisijungimus prie savo interneto banko, prie savo sąskaitų. Tai niekada niekas iš jūsų negali prašyti ir niekam jūs niekada neduokit prisijungimo kodų. Aš čia papasakosiu dar vieną, įsiterpsiu istorija, tokia čia ir istorija. Mano mamytė, jeigu neklausos, tai sveikinu, šiais metais tapu senjorė, jai dideli čia metai, svarbus. Ir Lietuvos banko buvo nesenai atliktas ne tik tais finansinio raštingumo, bet ir finansinio skaitmeninio raštingumo testas. Ir mes ten atrodom tikrai nelabai gerai, galbūt tik galiu suklysti skaičiais, bet panašiai apie 16% respondentų, gyventojų, čia neišskiriu jokių amžiaus grupių, surinko tą tokią minimalią bazę reikalingų žinių. Ir mes su mamytė sakau, žiūrėk, padarykim tą testą. Nesunkus, jisai yra internete prieinamas ir apie slaptažodžius irgi buvo. Kaip dažnai jūs dalinatės su savo artimaisiais, ten taip toliau tais prisijungimais? Jinai išdidžiai, niekada. Mes baigiam tą testą, jinai surinko pakankamai ten neprastą, tikrai aukščiau negu vidurkį, bet po to mes sėdėm, sakau, bet jeigu tėvelis paprašytų, duotum? Nu, duočiau. Tai kaip mes lengvai paslystam, galbūt ten senelis, tėvelis, ne pats geriausias pavyzdys, bet viskas yra ne tik tais teorinės žinios, bet ir mūsų elgsena.
Anūkams neduokit, vaikams neduokit, čia yra jūsų prisijungimai. Ko galite tikėtis iš anūkų vaikų, ir šito tikrai, arba kaip Vytenis sakė, nebijokit klausti, jie turi jums padėti išmokti šitais visais dalykais naudotis, bet neduoti prisijungimų. Bet pasakykit, mes jau dabar kalbame apie tuos, kurie jau moka ir žino, kad jie saugotų savo slaptažodžius ir niekam čia neatskleisdinėtų šitų slaptų dalykų. Bet yra žmonių, kurie visai nežino. Štai ateina jie į banką ir sako, aš neturiu nei mokėjimų kortelės, aš turiu tik savo sąskaitą. Padėkit man ir ką, ir jūs užsiimat mokyti. Ir užsiimam, ir iš tikrųjų neklausti yra didesnė blogybė negu bet kas kitas. Tikrai užsiimam, tikrai ateisit pamokys darbuotojas, kaip pirmą kartą prisijungti, kaip naudotis, į kur atkreipti dėmesį, tikrai. Ar tai daro žmonės dažnai? Ne. Aš ir noriu jūsų paklausti, todėl kad kažkodėl atrodo, kad nueiti ir paprašyti pagalbos, padėkit, išmokti. Aš suprantu, kad ne iš karto išmoksit. Tikrai ne iš karto išmoksit. Bet reikia pradėti ir reikia nebijoti kreiptis. Tai yra galop ir banko darbuotojų reikalai. Ten ir yra į saloną galite ateiti. Salone nusipirksite planšetę ar telefoną išmanų. Tikrai irgi padės ir paštą susikurti, ir prisijungti, ir kaip tą telefoną susitvarkyti, kad galėtumėte ir bankų naudotis, ir kitom paslaugom. Aš esu matęs, kaip jūsų Tele2 salone viena mano amžiaus faina moteris mokėsi. Jis stovėjo šalia, jūsų darbuotojas maigė ir jai aiškino. Ir aš pagalvojau, jeigu ji pati nepabandys, jinai neišmoks. Tai ko gero paskui davė ir pačiai jau? Nežinau, aš neturėjau kantrybės sekti, bet mes turim patys šitą dalyką padaryti ir patys išmokti. Dažnai man žmonės sako, mes gyvename giliai Lietuvoje miške ir į banką mums nueiti yra labai sunku ir nuvažiuoti nėra kaip ir tų kompiuterių mes neturim. Ir ką mums daryti, mes gal ten turim kokį vieną kitą šimtelį namuose, bet daug atsiskaitimų vyksta kaip tik dabar negrinaisiais pinigais. Bet taip pat turiu pavyzdžių, kai žmonės nuo 70 pirmą kartą paima į rankas išmanųjį telefoną ir skambina, tik tai vaizdų skambučiais nuo to laiko savo anūkams, puikiausiai visas naujienas skaito, orus pasižiūri. Galbūt prie banko netaip drąsu prisijungti iš karto, bet tikrai nėra kliūtis. Reikia pabandyti, reikia tiesiog pabandyti ir pajausti tuos privalumus, kai tu toli esančius vaikus, anūkus gali susiskambinti, juos pamatyti gyvus per ekraną. Dar reikėtų pasakyti žmonėms, kad jūs galit gyventi ir labai gūdžioj vietoj tolimoj, bet jūs vis tiek esate surišti su savo seniūnyje, su savo tais, kurie tvarko visus reikalus jūsų rajone. Nebijokim kreiptis į tuos. Noriu būtinai pasakyti jums apie savanorius. Juk visur yra savanorių. Štai to kompiuterinio raštingumo mokyti jauni žmonės, 3368 žmonės per visą Lietuvą mokė vyresniuosius. Aišku, yra psichologiškai daug smagiau mokytis, kada tave moko vyresnis žmogus. Todėl, kad jisai viską kažkaip supranta, tą tempą, kaip lėčiau mums reikia mokyti, ilgiau mums reikia mokyti, bet su jaunimu puikiai galima dirbti ir jaunimas gali padėti. Nebūkime tokie visiškai užsidarę nuo viso pasaulio, kur mes begyventume. Aš Vilniui turiu, žinau žmonių, kurie tiesiog paniškai bijo nueiti į banką. Kodėl bijoti ten nueiti? Kasgi jums atsitiks?
Tik ateikite su konkrečiai savo klausimais. Bet Vyteni, man atrodo, čia visi tokie aktyvūs, viską žino ir viską išmano, bet jūs galėtumėte tapti tais mokytojais savo kaimynams, savo artimiesiems. Jeigu jau mokat, tai pasidalinkit ir su kitai. Ir dar norėčiau paklausti, kiek iš jūsų, nes palėtėm apie bankus ir kaip naudojamės ir apie miškus ir apie grinuosius pinigus, kiek iš jūsų, pakelkit rankas čia sėdinčių, atliekat mokėjimus mokėjimo kortelę? Jo, matai, Vyteni? Nemažai. Nemažai. Šiaip iš esmės galiu pasidalinti, buvo vienas atliktas Citadelė banko tyrimas apie mokėjimo priemonės. Tai vyresnio amžiaus žmonės, kaip Vytenis, tikriausiai papuolė į tą irgi apklausą. Taip, ir aš labai tuo džiaugiuosi. Ir dabar dar pasakysiu, kad mes biskį pajuokaukime, žinai, apie pinigus visada rimtai. Aš sakau, kad aš nesu senjoras. Aš esu pensininkas ir labai džiaugiuosi, kad sulaukiau to amžiaus. Jeigu nenorit būti pensininkais, būkite rudeniniai. Taip, ne žiema, rudeniniai pas gražiausias metų laikas. Tai noriu mieloji pasakyti, kad aš esu rudeninis ir aš einu kartais nežinodamas į Tele2, pas jūs ne į banką, nes pirmą reikia pas jūs ateiti ir įvaldyti visą techniką, kurią aš turiu, nes ten irgi viskas labai keičiasi. Bet Vytenė šiandien nustebino apie mokėjimo priemonės. Taip. Taip. Nes... Taip, pasakykit, tai yra neįtikėtina, ką dabar mums tuoj pademonstruos Sandra. Pradėjau nuo apklausos, tai šiaip truputį iliustracijos skaičių. Pradėkim nuo to, kad bendras pagal atsiskaitimo priemonės, nes žinot, yra telefonu galiu atsiskaityti, galiu kortelę fizinę atsiskaityti ir yra dar visokių kitokių priemonių, apie kurias pasakysiu. Tai šiaip vidutiniškai reprezentatyvi apklausa parodė, kad apie 60% gyventojų atsiskaito kortelę fizinę. Tuo tarpu Vytenis, rudeniniai, kaip vadina, labai gražus šitas pavadinimas, atsiskaito 75%. 75 tai yra didesnis, atrodytų valio, laimėjom, bet iš tikrųjų todėl, kad taip vis dar yra dalis apie 20% atsiskaitančių grinaisiais. Ir viskas yra gerai su tuo. Tai ką norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų nuo amžiaus nepriklauso, mes tikrai jau ką, bet korteles tikrai esame įvaldę. Ko dar nesame įvaldę ir ką rodžiau Vyteniui, tai yra tokių mokėjimo priemonių kaip mokėjimo žiedai. Vytenis net sakė, parodyk, kaip ar čia tikrai, ar čia nemelas. Tai čia tas, kuris ant rankos. Jo, čia atsiranda vis daugiau priemonių, kurias tikrai gali išbandyti, šiaip nerealiai patogu, niekada nepameti, jeigu nenusimauni, ir saugu, kaip ir kitos priemonės yra saugu. Palaukite. Jūs turite dabar, tai ką jūs jį kur nors priliesite ir visi jūsų pinigai šit? Ne visi. Ne visi yra PIN kodas. Lygiai taip pat kaip kortelėje. Kortelėje yra tuo pačiu principu, kad jeigu perkate iki 50 eurų, PIN kodo nereikia, jeigu didesnė reikalingas PIN kodas. Bet dar apie saugumą. O kaip jūs tą PIN kodą, kaip tai techniškai padaroma? Tiesiog priliečiu prie kortelių skaitytuvo. Ir taip pat kaip kortelę pridedat be kontaktę. Ir man išmeta PIN kodą. Suveskite PIN kodą. Lygiai taip pat. Ar kortelė ne? Jo nereikia krauti. Su juo gali maudytis. Nuo telefono gali būti nutolęs kiek nori. Labai patogu einant pasivaikščioti per atostogas. Palaukite. PIN kodą reikia atsiminti. PIN kodą atsiminti, kortelės kodą atsiminti, sąskaitos kodą atsiminti. Kur juos užsirašyti, kurioj vietoj paslėpti? Neužsirašyti, tik neužsirašyti. Viską galvoje reikia saugot. Žinau, kad labai sunku, bet dėja pats patikimiausias būdas, bet irgi yra priemonių, Vyteni. Pasakykit visiems. Taip, yra slaptažodžių tvarkyklės. Jau tokį dalyką kaip PIN kodas, tai tikrai reikia atsiminti. Bet užtat visų kitų slaptažodžių nebūtina atsiminti. Yra specialios programėlės, kurios išsaugo visus tos jūsų raktus į kitas paskyras ir jums tik vieną reikia slaptažodį prisiminti, kuris yra į tą programėlę.
Arba lygiai taip pat turbūt esat pastebėję, kad naršyklė dažnai siūlo, kad gali išsaugoti slaptažodį į tą svetainę. Galima tai padaryti, galima išsaugoti, bet tada būtinai reikia kažkokią apsaugą uždėti ant to telefono arba kompiuterio, kad bet kas prieėjęs negalėtų atidaryti. Jau sunku. Visai neseniai vos neišėjo iš proto. Todėl, kad iš tiesų tą apsaugą aš pamiršau tą dalyką ir man išsijungė viskas. Ir aš negalėjau pajudėti, todėl, kad dabar visas protas tame telefone. Ir kaip jūs savo galvojat, pagalvojau, kad reikia pirkti naują telefoną. Aišku, man Tele2 žmonės padėjo ir kaip tai ten atrakino, aš pasakiau daugiau jokių šitų užrakinimų. Tai galima savo veidų užrakinti ar piršto antspaudu. Tai dabar jau taip irgi ekspertai nepatarė niekur užsirašyti, bet jau tą vieną koduką galit kažkur užsirašyti ir labai saugiai pasidėti namuose, kur tikrai žinot, kad niekas neieško. Nes iš tikrųjų gali būti tokia bėda, kad užmiršti ir esi atskirtas nuo visų savo paskyrų. Todėl, kad galvoj laikai daug tų visokių pin kodų. Kitas yra dalykas labai svarbus. Pasakykite man, jeigu taip atsitinka, kad visiškai pamiršau banko, pavyzdžiui, pin kodą, aš galiu eiti į banką ir klausti, koks jis buvo, ar jį galime pakeisti? Galit klausti, niekas nepasakys, nes mes pin kodų jūsų nežinom, jūs tik tai žinot, bet išsprendžiama labai lengvai problema. Tai yra pergaminama, galima pasikeisti pin kodą. Tai nereiškia, kad viskas dingo ir prapuolė. Reiškia, mums vėlgi reikės eiti pas profesionalus. Neklausti kaimynų ir draugų, kurie dažnai irgi nežino. Reikia eiti pas profesionalus tiesiai ir paklausti. Norėjau pasakyti jūsų dar, kaip jūs mus suagituosite greičiau išmokti to internetinio dalyko, nusipirkti planšetes, kompiuterius, išmaniuosius telefonus. Kaip mums tai padaryti, kad mes patikėtume, kad mes galime, kad mes tuoj pat išmoksime? Jūs tikrai galit, kiekvienas gali išmokti, nes tuos įrenginius visus taip ir kuria, kad jie būtų kuo patogesni žmogui. Ir nereikia galvoti, kad tai yra kažkoks dabar sudėtingas dalykas. Tiesiog pabandykit, kaip aš sakau, reikia, kai naują įrenginį turi, su juo reikia susipažinti, kaip su žmogum. Reikia parą su juo galbūt pagyventi, dažniau į jį pažiūrėti, kad prisimintum, kaip visą tai daryti, nes iš tikrųjų, jeigu kažkas ką tik parodė, tu jį padėjai ir nenaudosi, tuoj pat užmirši. Bet jeigu tu jį laikai prie savęs ir parą, dvi, vis dažniau kažką padarai, kad prisimintum, kad tas žinias užtvirtintum, tikrai viskas įmanoma. O privalumų yra labai daug. Neišėję iš namų. Ir orus, ir naujienas, ir prie banko galit prisijungti, ir su anūkai susiskambinti, ir su vaikais, ir spektaklius, filmus žiūrėti, LRT įsijungti. Bet knygas skaityti. Knygas skaityti. Bet pasakykite mums. Klausimas klastingas. Kaip padaryti, kad mus nepasiektų tos žinutės, kurios surištos su įvairiausiomis apgavystėmis. Ar mes galim kaip tai užblokuoti jas? Žinoma. Iš tikrųjų galima ir blokuoti, jeigu kažkoks įkyrus skambintojas skambina. Deja, sukčiai nuolat keičia savo telefono numerį. Vieną užblokavus, kitą dieną iš kito gali skambinti. Užblokavus per skambučius gali skambinti per Viberį, per WhatsAppą, kitais kažkokiais kanalais, per Facebooką bandyti susisiekti. Tai iš tikrųjų yra ir tokių priemonių technologinių, yra antivirusinė sistema. Yra, pavyzdžiui, irgi Tele2 padarė savo interneto apsaugą, kuri, jeigu jau spaudžiat ant to linko vadinamo tos nuorodos ir jeigu jinai nesaugi, jum blokuoja tą prieigą. Atpažįsta jau SMS-us, kuriuose yra tos nesaugios nuorodos. Tai galima ir tas jau technologinės priemonės susidiegti, susinstaliuoti, bet visą laiką tas kritinis mąstymas. Kaip aš sakau, nei žinutė, nei skambutis savaime pavojingas nėra. Jeigu jūs tikrai neskubėsit, mąstysit, nepasiduosit tam spaudimui.
Tai čia yra svarbiausia. Ir dalinkitės tomis žiniomis, nes iš tikrųjų, kai tu pasakai kaimynui, kad tau skambino ir iš karto jau tas kaimynas tampa atsparesnis, jisai jau irgi tokiam skambučiu nepasiduos. Tai dalintis tom žiniom ir ugdyti savo atsparumą ir kritinį mąstymą. Mes visą laiką norime išlošti gyvenime, nepralošti. Ir tos žinutės, aš pats, pavyzdžiui, esu gavęs ne vieną kartą, kad aš gavau man paskirtas iš tikrųjų didžiulis palikimas Amerikoje. Ir aš turėčiau ten tuoj pat, reiškia, su jais ten susisiekti ir visą kitą. Visus palikimus aš jau gavau. Ir daugiau nesiruošiu gauti. O gal Afrikos princas buvo parašęs, ne? Nerašė? Ne. Man dar rašo kartais žiūrovės televizijos su visokiais pasiūlymais, o iš tikrųjų tai yra apsimestiniai dalykai. Taip. Apsimestiniai dalykai, jūs padėkite mano ten šeimoje, aš dalyvavau tokioje laidoje, kur rinkom pinigus, reiškia, ten išgelbėti kraujo vėžių sergančius vaikus. Kažkodėl po to aš vis gaudavau ir mano vaikai serga, tai žinote, aš iškart galvoju, velnias, reikia padėti žmonėm, paskui aš kažkaip galvoju, palaukit. Įjungti reikia savo kritinį mąstymą, mėlieji. Lygiai taip pat, kaip sakau, gydytis reikia pas profesionalus, o ne patiems. Nors visi žmonės sako, ne, jeigu nori išgydyti, tu turi gydytis pats, nes gydytojai gydo blogai. Tai yra ir tokių minčių. Tai su pinigais, kaip ir su sveikata, mėlieji, čia yra dvi svarbios svarstyklių lėkštės. Bet reikia taip teisingai turėti omeny, kad kuo ta skaitmenizacija gajesnė, kuo labiau mus pasiekia, tai jeigu Vyteni klausėt, ar kaip padaryti, kad jų negauti, tų žinučių arba skambučių, taip nebus. Mes visi gaunam. Ir jūs gaunat, ir aš gaunu, ir Asta gauna. Visi mes gaunam, bet taip tas budrumas pasitikrinti antrą kartą. Mano sūnus nesenai pardavinėjo daiktą kažkokį, paspirtuką, man atrodo. Ir jam ateina žinutė, kuri, ar jūs sutiktumėte parduoti per DPD pristatymą. Nieko blogai neskamba, viskas tvarkoj. Bet iš karto jam vaikui kažkur tai sukirbėjo, kad ateiti pas mamytę pasitarti. Ir taip, antras žingsnis, ką jisai padaro, įveda į Google, į paiešką, DPD, sukčiavimo metodai, jis angliškai kažkaip. Ir iš karto jisai parbėga, man žiūrėk, radau, čia pats populiariausias dabar to vadinamo skemo metodas, pasitikrinti. Tos skaitmeninės galimybės gali skambėti kaip papildoma ir grėsmė, bet tai yra ir papildoma galimybė pasitikrinti, gauti tą antrą nuomonę. Norėčiau pradėti apie dirbtinį intelektą net kalbėti, bet iš tikrųjų, esat kas nors parsisiuntę kokią nors programėlę to dirbtinio intelekto, ChatGPT, bet aš jums, yra rankų, o žinot, kam šitas dar padeda, tai tenais galima klausti, bet labai padeda bendraujant su vaikais, su anūkais, žinot, kokie jie yra klausimų maišeliai. Manęs, kai klausinėja, taip pat aš nežinau atsakymų, bet pas mus jau tapo kaip nauja atrakcija, mes turim draugą, kuris atsakys į visus klausimus, nes jų klausimai tikrai nuo iki. Lygiai taip pat tos programėlės gali padėti rasti ir atsakymus, į ko nežinau. Bet čia dar kartą norėčiau užakcentuoti, net ir tai, ką atsako dirbtinis intelektas, vertinkit irgi kritiškai. Dar kartą perklaus, dar kartą patikrinti. Ir dar apie tos sukčius, ar ne, supraskim, kad tai yra jų darbas. Nuo ryto iki vakaro jie daugiau nieko negalvoja, kaip išvilioti iš mūsų pinigus. Taip. Tai mes irgi stebim tuos procesus, kaip jie tobulėja kartu su technologijom, jie naujienas tikrai seka patys pirmieji. Kai tik tai ryšių reguliavimo tarnyba pasakė, kad reikės blokuoti vardines SMS žinutes, ten, kur būna užrašytas Swedbank ar kokia nors VMI, kitą dieną pasipylė sukčių žinutės iš paprastų telefono numerių. Jie jau nebenaudojo tų žodžių. Tai vėl, kaip spėti viską susekti mums ar ne, kiekvienam iš mūsų, mes visi esam toj pačioj valty. Tai vėl tas
kritinis mąstymas, tas neskubėjimas, gavai žinutę, eini pasitikrinti, galbūt paskambini į tą VMI, ar pasitari su artimu žmogumi, ar čia gali būti tokia žinutė. Taip labai teisingai, norėčiau dabar dar aš paklausti Sandros. Sandra, pakalbėkime apie atsakingus skolinimusis. Tai yra vėlgi didžiulė problema, kada žmogus nori pasiskolinti staigiai visai nedaug pinigėlių ir išvirsta paskui į didelę tragediją. Ką galėtumėt apie atsakingumą skolinimuose? Kad reikia skolintis atsakingai. Taip. Bet kaip banaliai beskambėtų, pats atsakingas skolinimasis tą ir reiškia. Ir atsakomybė yra ne tik tais to, kas skolina, bet ir tas, kas skolinasi. Lygiai taip pat yra begalės tų apklausų tokių, tai ar tikrai visi besiskolinantis suvokia savo atsakomybę tos sutarties apimtyje? Ne visada. Ką dar reiškia atsakingai? Ir galbūt dar įdėsiu tą kontekstą apie išmaniasias technologijas. Šiai dienai pasiskolinti tapo labai lengva. Yra platformų, kurių nereklamuosim čia šiandien, kur tu nueini, užpildai paraišką, pasirašai elektroniniu parašu, jeigu turiu. Ir štaiga 5 minučių, maks minutės bėgyje man ateina pasiūlymai, dar vienas mygtukas, aš žiūrėk, jau pinigai mano sąskaitoj. Tai reikia priimti tikrai labai apgalvotus sprendimus. Skolinimas jis yra tiesiogiai dar susijęs ir su biudžeto valdymu. Vat kaip valdyti mūsų biudžetą, kuris, sakykime, nedidelis. Mūsų pensija yra nedidelė, tai ką ten valdyti, žinai, tos kelis ten. Lygiai taip pat, kaip ir kokio dydžio jis bebūtų. Nes dažnai tikrai, manau, aplinkoje galite pamatyti kokių pavyzdžių, kuomet žmogus, uždirbdamas daugiau, pradeda išleisti daugiau ir jisai nieko nei susitaupo. Arba lygiai taip pat pasiskolina tiek, kiek gal tikrai nereikėjo pasiskolinti. Pagal atsakingo skolinimo nuostatus, pirmoji taisyklė – įmokų ir pajamų santykis, aš paaiškinsiu paprasčiau, negali būti daugiau negu 40%. Čia yra jau nustatyta pagal nuostatus. Tai čia yra viena iš taisyklių. Vadinasi, jeigu gaunu 100 eurų, mano įmokos pagal bet kokius finansinius įsipareigojimus, lizingas, vartojimo kreditas, kredito kortelė, būsto, negali būti daugiau negu 40 eurų. Bet čia reikia suprasti jau tokia kritinė riba. Kaip valdyti savo biudžetą, taip pat, kaip ir sakiau, atsakingai skolinantis, valdant, ko mes irgi nedarom. Daro ne visi, gal sakyčiau, kokie tai 50 Lietuvos gyventojų. Ir man negėda pasakyti, kad ir aš netaip jau čia senai. Norėčiau sakyti, kad aš visą gyvenimą tiek, kiek dirbu banke, tiek atsakingai ir labai valdžiau. Bet valdymas biudžeto susidaro nuo to, kad tu turi labai aiškiai pažinti savo išlaidas, jas labai kritiškai įsivertinti ir pajamas. Ar pajamas galim visada reguliuoti, tai yra didinti? Ne visada, bet išlaidas kritiškai įsivertinti būtinai. Ir kiekvienas euras jisai daro įtaką. O gerai, čia bus jau dabar. Tam yra netgi išmanių programėlių. Savo telefone viską galit susivesti. Galit čia pat nusipirkot kažką, įsivedat, kiek išleidot, matai, kiek tau liko, matai, kokios kategorijos. Bet puikiai tinka ir Excelis. Puikiai tinka ir lentelė, popierius ir bet kas, bet svarbiausia tuos finansus. O investavimai? Juk mes irgi galim investuoti, kad ir nedaug pinigų, bet jie atneš naudą. Galit, nes taupimas yra kaip po toks, šiandien kalbant apie priemonę, yra įprotis, kad mes valdytumėm savo finansus, 10-20% atsidėtumėm taupimui, kelionėms, pramogoms, arba elementariai šiaip yra rekomendacija visada turėti bent jau 3-6 mėnesius vadinamą pagalbę savo išlaidų dydžio. Jūs sakot, kad pusiai metų reikia suskaičiuoti ir turėti. Ir turėti visą laiką. Taip. O kada, reiškia, ten pinigų vertė didėja, mažėja?
Tai vat, apie investavimą, tik tais apie investavimą, čia buvo viena diskusija, kur buvo pasakyta, kad teisės aktai neleidžia skatinti investuoti. Taip ir yra tiesa. Nes kas tai bebūtų, ar tai būtų indėlis, fondai, kriptovaliutos, kas tai bebūtų, tai mes kiekvienas pagal savo rizikos tolerancijos lygį prisimam sprendimą. Taisyklė yra viena ir ta pati viskam. Kuo tu didesnės grąžos uždirbimo tikiesi, kaip žirklės yra, tuo didesnė rizika. Kuo mažesnė prognozuojama grąža kaip indėlis, tuo ir uždarbis mažesnis. Nu taip veikia. Tai čia jau nuo kiekvieno mūsų priklauso, bet investuoti, kaip Asta investuoji? Čia dabar toks asmeniškas klausimas. Taip. Taip. Jo, aš irgi. Sandra, tai gerai, nu ir investuokit. O mes, pavyzdžiui, neturim ką. Mes taip mažai pinigėlių turim, bet mes gaunam žinutę, kad jūs 10 eurų atsiųskit ir 100 eurų jūs gausite po 2 savaičių. Ir yra tas posakis. O paskui būna, kad ir atsiunčia 100, bet tada parašo, gausite po 2 dienų 1000 ir tada jau nieko nėra. Tai žino tą posakį, kad nemokamas sūris, tik tai pelėkautuose. Dalinamės mes, pavyzdžiui, su kolegom tikrai, kas kokį įdomesnį atvejį sužino, tai va dabar, pavyzdžiui, istorija, kad tie ir sukčiavimo būdai jie darosi hibridiniai. Tai nebėra taip, kad tik tai internetu tau paprašo kažką persiųsti ar patvirtinti ir išima iš tavęs tos pinigus. Sukūrė netikrą parduotuvę, pavyzdžiui. Tu tenai randi labai gerą prekę, už labai gerą kainą, pavyzdžiui, tą patį labai norimą telefoną. Nusiperki, tau jį pristato, netgi į namus. Čia užsienyje atvejis, bet manau, kad ateis ir į Lietuvą. Pristato ir tuoj pat skambina, sako, atsiprašom, žinokit, ne tą modelį jums pristatėm, tuoj privažiuos kitas kurjeris, iš jūsų paims ir tiek jūs jo tematėt. Ir sako, už poros dienų atvešim kitą, niekada nebeatveža. Ir tą patį telefoną parduoda turbūt 100 žmonių, bet ir tokiu pat būtu jį atveža, jau parodo, žmogus patikė, kad tai iš tikrųjų yra tikra, bet tuoj pat jį atsiima ir veža kitur. Tai iš tikrųjų atrodo, tikrai nebegali nieko pasitikėti, bet vėl grįžtam prie to paties, kad paskambint į tą parduotuvę, pažiūrėti, ar jinai tikra, pabendrauti su savo artimaisiais, su kaimynais, galų gale, nežinau, jau gal ir į policiją paskambinti, jeigu tikrai kažkokių kyla įtarimų ir nesigėdi turbūt to, jeigu to tave apgavo, tai dėl to, kad, tie apgavikai labai kažkokie gudrus. Čia nebūtinai esi kaltas, tai pranešt, kad juos sugautų ir kad kiti sužinotų. Labai teisingai, Asta, bet suprantat, tiek daug tų klausimų, kad, galvoju, turiu ten kažkiek, laikysiu pagalviai, ten tuos savo pinigėlius ir neįsiu į niekur ir mane apgaus. Ką galėtumėt pasakyti apie tos žmonės, kurie namuose yra sukaupę pinigų ir neatsargiai juos kaminę, pavyzdžiui, laiko ir sudega, žinau istorijų. Taip, ir nesijuokim, ir didelės sumos, arba ten žmogų išeinant į gerą pasaulį randa giminės kažkur sukištus dalykus. Kaip jūs į tai žiūrite? Nesenai ir prisiminiau, bet beveik viską sugadino Vytenis papasakodamas apie sudegusius pinigus. Kaip jūs galvojat, turėjom finansinio raštingumo pamoką su vaikais ir radau tokį gerą klausimą, kurie ir labai užskaitė. Pablo Escobaras buvo toks, ir yra vis dar personažas šitas, bet nežinau, yra jis vis dar. Neatsimenu kokios sumos, bet tenais milijonai, milijardai. Kaip jūs galvojat, kaip jis neteko šitos sumos? Žiurkės suėdė. Suėdė žiurkės, nes jis kažkur, aš nebeatsimenu detaliai tos istorijos, bet čia yra labai geras irgi pavyzdys. Reikėjo tuos pinigus kažkur tai dėti, slėpti, paslėpti ir netekti. Kitas pavyzdys – sudegė. Dar kitas pavyzdys, kitaip atsakysiu, pinigus galima laikyti visur, jeigu mes labai įsivertinam visus pliusus ir minusus. Kai laikom pinigus sąskaitoje arba indėlyje, tie pinigai, žinot, kad yra drausti.
iki 100 000 yra drausti. Tai čia yra papildomas. Antras dalykas, jeigu tu pasirinksi tinkamą priemonę, gerai, daug kas galėtų pasakyti, bet už indėlius daug nemoka, ar ne? Nedideli procentai, bet didesni negu iš po pagalbės. Nu, tikriausiai didesni. Tai aš sakyčiau tikrai įsivertinti pliusus ir minusus ir tada priimti tą sprendimą. Aš nematau asmeniškai nei vieno privalumo laikyti po pagalbę arba stiklainyje, nes niekas tenais nieko negarantuoja, saugumas yra toks. Kitas dalykas, labai nenoriu tokiam temam, aišku, kalbėti, bet tokie pinigai būna ypatingai tokiesniuose miesteliuose privilioja nelabai gerus ir žmonės, kurie vis dar ieško. Žinom, daug visokių istorijų būna. Bet žinote, Sandra, prieš 30 metų tie bankai privatų susikūrė ir paskui subankrutavę žmonės labai išgazdino. Žmonės prarado labai daug pinigų. Dėl to mes vyresnieji, atsimindami šitą dalyką, galbūt dėl to taip ir žiūrime į banką su tokiu trupučiuką, juk viskas pasikeitė. Man atrodo, kad labai pasikeitė. Aš atsimenu, pati banke pradėjau dirbti prieš 20 metų kažkur ir dirbau klientų aptarnavime, kuomet buvo labai daug grynųjų pinigų, tai net neturėjom jokių mobiliųjų aplikacijų, kad ten interneto bankų naudotis, gal aš ir pati nesinaudojau. Žinoma, daug kas pasikeitė. Iš saugumo pusės tas pats draudimas. Na, jeigu tu turi daugiau negu 100 000 eurų, aš džiaugčiausi, jeigu čia visi turėtų daugiau ir spręstų šitą problemą, kad tai yra nedrausti. Jeigu jūs paprašytumėt pakelti rankas, tai visi pakeltume. Aš negaliu. Vyteni, gal jūs galite? Bet situacija tikrai, atsiminkit, yra draudimas. Reikia pasidomėkite, kokios lėšos bankuose yra draudžiamos. Indėliai tikrai, sąskaitos likučiai tikrai. Aš žinau, aš pati mačiau tas istorijas, kai vienas iš bankų bankrutavo ir teko matyti ir tuos veidus ir girdėti istorijas. Bet aš žinau, kad ten buvo tokių ir liūdnesnių istorijų, kai žmonės įsigijo priemonių, investavimo priemonių, manydami, kad tai yra draustos lėšos, kas nebuvo. Tai čia vėlgi apie tai, kad domėtis, smalsumas, ką darau, pasidomėti, paieškoti informacijos, ateiti į banką, pasiklausti, ateiti, jeigu tai susiję su technologijom, pas Tele2, pas Astą pasiklausti. Vat ir klausimas jums abiem. Kaip čia yra, kad kreditą paima žmonės kito vardu? Sukčiai. Sukčiai, tarp kitko, vienas iš... Tai nėra, kaip pasakyti, nauja tendencija, tai jau tas buvo, bet pasikartosiu, ką sakiau, atsirado daugiau galimybių. Anksčiau turėdavai ateiti prieš daug metų, ateiti į banką, užpildyti paraišką, padėti parašą. Dabar sukčius išviliojęs lygiai tuos pačius prisijungimo duomenis, viskas vyksta tuo pačiu principu. Išvilioti prisijungimo duomenis su jūsų prisijungimo duomenimis, užpildo paraišką, įeina jūsų interneto banką ir kai viskas vyksta minučių tikslumu, šast, kreditas gautas iš jūsų sąskaitos ir pervesta. Todėl, kad mes tuos duomenis patys atiduodam. Bet užtat, kaip ir tu sakei, technologija suteikia galimybę ir užkirsti tam kelią. Tu gali nueiti į kreditinfo ir pažymėti, kad tavo vardu nebūtų joks kreditas paimtas. Tai čia yra labai svarbu, nes lygiai taip pat kartais, sukčiams net nereikia daug pastangų įdėti, net nereikia kažkokios nulaužti ten duomenų bazės. Jie gali tiesiog iš socialinių tinklų, iš jūsų, nežinau, korespondencijos, surasto kažkokio laiško, paimti tuos labai paprastus duomenis, jūsų vardą, pavardę, adresą ir, tarkim, bandyti iš tikrųjų paimti tiek kreditą, tiek ir esam turėję tokį, sakyčiau, gerai pasibaigusi atvejį salone, kai atėjo su vogtu dokumentu ir bandė nusipirkti telefoną, bandė sutartį sudaryti. Tai laimiai, kad mūsų konsultantas tikrai pažįsta gerai savo klientus, jam kilo įtarimas, tai iš karto iškvietė policiją ir tą sukčių sugavo.
Tai bet iš tikrųjų, jeigu jūs pametėt dokumentus, reikia skubiai viską blokuoti, pranešti, ar ne, kad kuo daugiau, kad tos kitos institucijos žinotų, kad negalima jūsų šitų senų dokumentų išiminėti nei paskolų, nei kažkokių sutarčių sudaryti. Taip, klausimų yra daug, mes kaip ir į pabaigą einam, bet dar noriu vieną dalyką tikrai labai paklausti. Pasakykite man, Sandra, kodėl siūlo turėti keletą sąskaitų skirtinguose bankuose, ypatingai vykstant į užsienį. Kas čia siūlo? Turėti ir bankininkai siūlo, ir bankininkai patys siūlo. Antras dalykas, turėti keletą kortelių, ypatingai vykstant į užsienį. Nepaimti visų grynųjų pinigų į rankinę ar kažkur vienoj vietoj. Kodėl taip yra siūloma išskaidyti sumą? Šiaip iš principo, jeigu nereikia 2 kortelių, tai tikriausiai ir nereikia. Nes už korteles, už paslaugas mes mokam, reikia pasidomėti. Aš pati asmeniškai tikrai turiu kelias sąskaitas, keliuose bankuose. Kodėl jūs turit? Jūs ką nepasitikite? Dėl viso pikto. Bet čia dar ir profesinis dalykas žiūrėti, kas vyksta. Kas vyksta visur. Taip. Bet 2 korteles, arba gerai, paimkime daug tų istorijų, Vytenis išvardino, kelionės. Kelionėse tikrai, sakyčiau, rekomenduotina turėti 2 korteles, pasitikrinti, antras dalykas, debetinė ar kreditinė, pasitikrinti, ar su mano kreditinė kortelė tikrai galioja kelionių užsienyje draudimas, bet čia kita labai plati tema. Jeigu norėsit tikrai pasikalbėti, pasidomėti, tiek yra kolegės už durų, bet tai tikrai labai svarbus momentas keliaujant. Tam, kad jeigu nutiktų kažkoks, kodėl grįžtų prie 2 kortelių, jeigu kažkas tai nutiktų, kad turėčiau variantą B. Kitas dalykas, važiuojant į užsienį, nenešiokit visko vienoj kišeniai. Nes tikrai žinom, kad čia tų sukčių, jeigu Lietuvoje yra apstu, tai o kai mes išvažiuojam į užsienį kelionę, visi euforijoje atsipalaidavę, budrumas prarastas, tai, kaip sako lietuvių liaudės išmintis, nelaikyk kiaušinių vienoj pintiniai. Tai čia yra apie tai. Ir aš dar noriu pridėti labai. Jeigu perkat internetu, irgi turėkit tiem pirkimam atskirą kortelę, kurioje laikykit tik tiek, kiek tam apsipirkimui reikia. Arba nusprendėt jau nusipirkti ten 50 €, persivedėt, sumokėjot. Dėl ko, ypač jeigu tose elektroninėse parduotuvėse yra prašoma suvesti savo kortelės duomenis ir neduok Dieve, užpuls tą parduotuvę, visus duomenis nutekins, jūsų jau kortelės duomenis irgi bus nutekinti, bet laimiai ten nebus pinigų ir nieko iš jūsų negalės paimti. Tai iš tikrųjų čia irgi labai labai duoda saugumo, o toks paprastas sprendimas. Nes kai jūs duodat prieigą prie savo pagrindinės, kur jūsų galbūt ir santaupos, ir didesnės sumos, tai tikrai jau reikia apie tą saugumą labai smarkiai pagalvoti. O čia turit atskirą ir daug paprasčiau. Labai noriu Astos dar paklausyti. Štai mes po mūsų pokalbio nusprendėme, nueisime mes į saloną Tele2 ir ką mums įsigyti iš karto. Tai aš pirmiausia noriu paklausti. Paprašiau, ar telefoną išmanųjį, ar planšetę, ar jau ir kompiuterį, ką jūs siūlytumėt? Įsigyt galit viską, jeigu reikia, bet turbūt, nežinau, kas dar neturit išmaniojo telefono, turbūt taip reikėtų klausti. Visi turi. Iš tikrųjų. Tai apie ką mes čia kalbam visą valandą? Planšetėje vaizdas didesnis. Žinoma, jeigu aktualu, tai tiem patiem apsipirkimam paprasčiau, bet reikia žiūrėti pagal savo poreikius. Taigi atėjo metas klausimams. Iš tikrųjų, čia galėtumėm kalbėti 2 savaitės. Prašom, prieikit prie mikrofono čia, prie kameros. Nepatingėkim, gerai? Ir visi išgirs, ir visi padiskutuosim vienu ar kitu klausimu. Nes klausimų tikrai yra begalės. Sekundėlę, dabar priėjo. Taip. Sekundėlę, po tos moterį. Prašau. Aš, Aleksandra, norėjau paklausti, kaip su tuo žiedu? Reikia ateiti į banką ir užsisakyti?
Taip. Ar jį iš karto duoda, ar paskui kažkaip? Reikėtų jį užsisakyti. Žiedai yra, reikia žinoti savo dydį. Užsisakyti, jis atkeliauja į banko skyrių, atvykstat, pasiimat ir naudojatės. Matau, kad susidomėjot. Čia į Citadelės banką. Čia tik Citadelė bankė. Tik į Citadelės. O nebūtinai turi būti Citadelės klientų. Būtinai. Supratau. Ir tikrai dar yra merginos už durų, jeigu norėsit daugiau informacijos, tikrai pasidomėkit, paskambinkit, mūsų interneto svetainį irgi pasiskaityti. Matai, koks geras daiktas? Geras. Čia ponia antroeilė apie, norėjau paklausti, bet neišgirdom. Pakartokit dėl gynybos klausimą. Gynybai paremti akcijos. Ką nors žinot apie tai? Dar ne. Dar negalim atsakyti, nes nežinom. Atsiprašau. Kas nori paklausti? Dar, ponia? Aš norėčiau paklausti apie mobilųjį parašą, kad plačiau pašnekėt apie saugumą, kur galima naudoti, kaip blogai nepanaudoti. Tai mobilus parašas iš tikrųjų yra fantastiškas dalykas, nes prie daugelio institucijų jūs galite jungtis, jums nereikia jokio daugiau kodo sugalvoti ar slaptažodžio. Tai yra saugus tikrai būdas, bet vėl svarbiausios taisyklės, to kodo niekam nepasakyti, kurį jūs žinote. Bet kaip jį gauti? Kur per operatorių eiti? Ateiti, jeigu esate Tele2 klientai, ateikite į Tele2 saloną ir išsiimsit parašą, mobilųjį parašą, dabar Mobile ID vadinasi. Tai iš tikrųjų nepamainomas dalykas ir dokumentus galit pasirašyti per nuotolį ir jungtis prie visų institucijų, prie e-sveikatos, prie valdžios vartų, prie banko. Tai iš tikrųjų labai labai saugus būdas. Bet tam reikia būtinai ateiti į saloną. Todėl, kad turi patikrinti, kad čia tikrai jūs, pažiūrėti jūsų dokumentą, negalima jo per nuotolį išsiimti. Tai ką čia dar papasakoti? Kiek tai kainuos mums? Kai yra mokestis per mėnesį, dabar net nebeprisimenu kiek, bet tikrai nėra jisai didelis, palyginus su ta nauda, kurią gaunat, nes iš tikrųjų ir visus komunalinius mokesčius mokant, prie daugelio savitarnos svetainių irgi galima prisijungti su juo. Ar būtų dar klausimų? Tai ponas dar ateina. Paklauskim, dar turim to laiko. Toks klausimas bankui. Ar patekęs pensininko pažymėjimas į blogas rankas gali pasinaudoti tas rankos banko? Ne, bankė tai negaliojantis dokumentas. Dar kas paklaustų, ką? Susimastė. Bet nepaisant to, kad tai yra negaliojantis dokumentas, bet mes čia daug kalbėjom apie duomenų apsaugą. Vis tiek saugokit tokius dalykus. Nes po to tie sukčiai tiesiog tą surinktą informaciją tikrai rando būdų, kaip panaudoti siekiant savų tikslų. Ir nežiūrint į tai, kad vis tiek visi jaudinamės, kad su mūsų pinigėliais nieko neatsitiktų, kad bankas su mumis bendrautų puikiai, kad mes turėtumėm duotuoju atveju Tele2 puikias paslaugas ir žinotume. Žinote, aš siūlyčiau eiti į banką, tiesiog eiti ir į Tele2, paimti, apsiauti savo gražiuosius batelius ir nueiti, nes kartais gauname žinutes, kurių negalim perskaityti. Ir abejojam, ar iš tikrųjų tai yra atsiųsta iš tų, kurie mums siuntė. O šiaip padėkodamas abiem poniom ir visiems jums linkėčiau, būkime stiprus ir banke, ir su visa mobiliaja aparatūra. Ir pamatysite, bus mums lengviau gyventi. Iki pasimatymo. Ačiū Jums.